Dar kartą labas vakaras. Ir dabar noriu pakviesti dar vienai, iš tikrųjų, kaip jau ir minėjau, labai įdomiai ir gerai paskaitai, bet apie aktualią ir aišku sudėtingą problemą. Tai iš tiesų, kaip padėti į savižudybę linkusiam žmogui. Ir šios paskaitos lektorė, tai yra Vilniaus universiteto psichologinio konsultavimo ir mokymo centro konsultantė. Aš kiekvienais metais sakau ir tai tikrai neperdedu, viena iš puikiausių, viena iš geriausių mūsų konsultančių psichologių. Jinai taip pat yra socialinių mokslų daktarė. Ir dar kas yra itin svarbu ir reikšminga, tai yra Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos skyriaus vedėja ir psichologė taip pat, taigi daktarė Vaiva Klimaitė. Prašome, Vaiva. Sveiki, laba diena. Malonu Jūs čia matyti, nors tiesioginiam transliacijom bus kadangi transliuojama, tai džiugu, kad atėjot gyvai, nesitikėjau, kad tiek Jūsų čia bus. Tai šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip galima padėti savižudybę linkusiam žmogui arba žmogui, kuris gedi po artimo savižudybės ir padėti taip, kad tie mūsų geri norai netaptų tokie į pragarą vedantis, ar ne? Kaip padėti taip, kad ta pagalba būtų veiksminga, nes kartais tikrai tai būna, kad žmonės gerų intencijų vedini, gerų norų vedini, pasako arba pasielgia taip, kad tam žmogui, kuris linkėsi savižudybę, nuo to negeriau. Tai pabandysiu šiandien tokius kaip truputį taškus, galbūt šiokius tokius susiskirti ir gal kažkokio aiškumo atsiras ir jums tikiuosi. Tai iš pradžio, jeigu taip trumpai apskritai, ką mes vadinam pagalba bendraja to žodžio prasme, ką mes vadinam pagalba apskritai. Čia atviras klausimas, bet matau, kad jūs taip tylit. Tai pagalba yra tai, kas padeda, ne? Taip labai akivaizdžiai ir elementariai. Padėti gali labai įvairūs dalykai. Padėti gali tiek kažkokie pasisakymai žmonių, tiek kažkoks elgesys, tiek tiesiog leidimas suprasti, kad aš esu ir kai tau manęs reikia, tai tu gali ateiti. Bet ta pagalba ne visą laiką būna tinkama ir kartais pagalba gali nepadėti. Tai bandžiau apgalvoti ir kažkaip išskirti tokius esminius taškus galbūt ir esminius dalykus, kokiais atvejais tai pasidaro, kada ta pagalba tampa ta, kuri nebepadeda. Ir daugiausiai aš bendrauju su gedinčiais ir su į savižudybę linkusiais, mėginančiais nusižudyti, ketinančiais nusižudyti žmonėmis. Ir jie įvardina iš tikro nemažai visokių tokių elgesių ar reakcijų iš aplinkinių, kada jie norėjo pagalbos iš aplinkinių, iš artimųjų, bet jie kažkaip tai sureaguodavo ne visai taip, kaip reikėjo arba kaip norėjo tas žmogus, kuris kenčia. Tai bendrai, taip apibendrinant, galima išskirti tokius du pagrindinius veiksnius, kada ta pagalba yra ta, kuri nepadeda. Tai čia jis prisideda stereotipai apie savižudybės ir apie gedulą, kai žmonės sureaguoja iš stereotipą, iš to, kaip jie įsivaizduoja, kas vyrauja visuomeniai, kokie įsitikinimai yra. Ir jeigu mes įstikim arba nežinom, kas iš tiesų yra tiesa ar ne, o kas yra mitas, galim sureaguoti besiremdami tuo stereotipu. Nors iš tiesų žmogui tai gali būti visiškai ne tai, kas padeda. Ir kitas dalykas, žinoma, yra žinios, žinių trūkumas. Tiesiog nežinome. Ir iš tos baimės, iš to nežinojimo galime ir vengti, ką nors apskritais pasakyti ar sureaguoti, arba sureaguoti, ne visai taip. Tai pradžiai apie tuos stereotipus, įsitikinimus, mitus, kurie vyrauja apskritai visuomenį. Ir jų yra daugybė. Tikrai esat girdėję ir tuos, kuriuos aš paminėsiu, tikrai žinot ir galėtumėt, manau, išvardinti ir dar daugiau jų. Čia išvardinu tuos, kuriuos turbūt dažniausiai girdžiu iš savo klientų ir iš tyrimo dalyvių. Tai dabar jau prašysiu jūsų reakcijos. Tiesa ar mitas? Kiekvienas iš tų teiginių. Pakomentuosiu paskui po kiekvieną atskirai. Kad dėl savižudybės vis laiko kažkas kaltas. Ne, iš tiesų tikrai ne, nes vienam kažkam priskirti tos atsakomybės tikrai negalim. Žmonės elgiasi savižudiškai, mėgina nusižudyti tada, kai juos užgriaužia ta visa nevilties ir kančios našta, kuri gali atsirasti dėl labai įvairių priežasčių ir niekada dėl vienos priežasties atskirai. Yra tokia visuma, kuri žmogų pernelyg ima slėgti. Ir kartais sakom, kad dėl to, kad atleidai už darbo nusižudė. Ir nepagalvojom apie tai, kad tas nusileidimas iš darbo galbūt buvo paskutinis lašas. Kad jisai kentėjo ilgą laiką iki tol. Galvojo apie tai, beprasmiškai jautėsi galbūt, patyrė kokias kitas problemas gyvenime.
Ir aišku, mes mėgstam kažkaip priskirti kažkam vienam tą kaltę, nu tai šiek tiek galbūt atpalaiduoja mus pačius, ar negalim pasijusti patys geriau, kad tai, ačiū Dievui, ne aš čia kaltas, ar ne kažkas čia kitas. Bet iš tiesų tai nėra tiesa. Niekas nėra kaltas atskirai paėmus. Nusižudo tik silpni arba tik stiprus, turbūt girdit ir tokį pasakymą. Kuris iš jų teisingas, ar nei vienas neteisingas, ar abu teisingi? Nei vienas. Iš tiesų, nei silpni, nei stiprus žmonės nusižudo. Nusižudo tie, kurie kenčia, nusižudo tie, kurie yra nevilty dideliai. Tai kaip mes galim čia priskirti, ar ne kažkokiai kategorijai. Apskritai galėtumėm net pradėti apskritai svarstyti, kas yra silpnas žmogus, kas yra stiprus žmogus, ką mes jam priskiriam, kokias savybės. Tai nusižudo tiesiog žmonės, kurie yra kančioje. Nei stipri, nei silpnu, nei stiprūs, nei silpni. Nusižudo tik sergantis psichikos sutrikimais. Tikrai ne. Tiesa yra ta, statistikos duomenimis, įvairių šalių statistikos duomenimis, nuo 30 iki 70% nusižudžiusių asmenų sirgo psichikos sutrikimais, dažniausiai depresija. Matot labai didelį skirtumą, 30 iki 70, čia labai įvairūs tyrimai, dėl to labai įvairūs ir tokie rezultatai. Bet iš tų žmonių, kurie nusižudė, tai nedidelė dalis sirgo psichikos sutrikimais. Tai reiškia, kad psichikos sutrikimai yra rizikos veiksnys, bet tai nėra vienintelė ir pakankama priežastis arba, kaip čia pasakyti, veiksnys, dėl ko žmonės nusižudo. Jeigu žmogus nusprendė nusižudyti, jam jau niekas negali padėti. Irgi netiesa. Nes kai žmogus nusprendžia nusižudyti, kartais taip aplinkiniai reaguoja ir tas visuomenė yra taip norima galbūt taip reaguoti, kad jeigu jau niekas jam negali padėti, tai mes truputėlį tada nusimetam atsakomybę, ar ne? Neverta čia net stengtis tada kažką daryti, neverta net stengtis kažkaip mėginti kalbėti su to žmogum, nes čia jau viskas. Kaip viena mano pacientė sakė, pasisėjo sėklą. Žmogus jau pagalvojo, jisai ketina ir viskas, nieko čia nepakeis. Iš tiesų tai yra visiška netiesa. Jeigu žmogus nusprendžia nusižudyti, jisai nusprendžia nusižudyti dėl kažko, lygiai vietoj žmonės tokių dalykų nenusprendžia, vadinasi, jis patiria kažkokių problemų. Ir jam padėti gali galbūt pradžiai pasidalinimas tom problemam, ieškojimas kažkokių kitų išeičių. Tai ta bejėgiška pozicija, kad jeigu kažkas aplinkui užsimena apie tai, kad galvoja nusižudyti, bejėgiška pozicija, kad jam padėti negalime, yra neteisinga ir netgi žalinga labai šiuo atveju. Gyvenime būna situacijų, kai savižudybė yra vienintelė išeitis. Irgi netiesa, nors tuo metu, kai žmogus yra toje savižudybės krizėje, jis tikrai kitų išeičių nemato. Jam tuo metu tai ir yra tas vadinamasis savižudybės krizė, vadinamoji tunelio efektas, kuomet tikrai nieko kito ir nebesvarstoma. Nebeveikia jokie tokie pasakymai, kad tai tu pasižiūrėk, čia liks tavo artimieji liūdėti, ar gyvenimas labai gražus, pažiūrėk, žydi kaštonai. Niekas tai neveikia tuo metu. Tuo metu žmogus tikrai galvoja apie tą vieną dalyką, savižudybę, kaip apie išeitį. Bet iš tiesų tai niekada nebūna vienintelė išeitis ir kai esame blaiviam racionaliam prote, tą puikiai suvokiam. Taip pat dar kartais būna sakoma, kad tai tokia žmogaus laisvė, jeigu jis nusprendė, tai nereikia čia ir kištis, ar ne? Žmogus laisvas gali nuspręsti, ką jis nori daryti. Bet šitą turbūt toks atviras klausimas mums visiems. Ar tikrai tai yra laisvė, kai renkamės iš vieno pasirinkimo? Tai kokia čia laisvė, ar ne tiek tos laisvės tada belieka? Jeigu žmogus nusprendė nusižudyti, vadinasi, jis iš tikrųjų nori mirti. Irgi netiesa. Taip, galbūt iš dalies tiesa galima taip pasakyti. Dalis jo iš tikrųjų nori mirti, bet dalis jo iš tikrųjų nori gyventi. Dėl to jis kažkokiais tai būdais transliuoja, praneša apie tai. Praneša, kad galvoja, bando ieškoti tos pagalbos, galbūt kartais netokiais akivaizdžiais būdais, galbūt kartais taip labai per aplinkui ar ne užuominomis, bet iš tiesų visą laiką pastebima, kad žmogus, kuris galvoja apie savižudybę, jis apie ją, bet kokiu nors būdu užsimena, vadinasi, yra dalis, kuri nori gyventi. Ta ambivalencija yra labai ryški ir vienas tokių pagrindinių svarbiausių bruožų. Klausimas apie savižudybę gali žmogų paskatinti nusižudyti. Čia turiu omeny, kad jeigu tiesiai ateini ir paklausi, ar tu tik negalvoji apie savižudybę, kad tai gali paskatinti. Kaip manot, ar tai tiesa? Iš tiesų, iš gedinčiųjų po artimo savižudybės, tą girdėjau labai tokį aiškų pasakymą, tokį gražų, man labai patiko, kaip tai buvo įvardinta, kad tai kažkaip tada tarsi išlaisvina
Jeigu manęs kažkas iš aplinkinių paklausia, ar tu tik negalvoji apie savižudybę, tai aš pasijuntu įgalintas, man tampa legalu kalbėti apie tai, nes šiaip pačiam ateiti ir pasakyti artimajam taip prie pietų stalo, kad, žinai, galvoju nusižudyti, yra tikrai neįtikėtinai sunku ir net neįmanoma, nes tu nežinai, kaip artimieji tai reaguos, ar jie iš vis yra pasiryžę tą išgirsti, ar jie kažkaip sugebės su tuo susitvarkyti su tokia žinia. O jeigu tas artimasis pats ateina ir paklausia, ar tu tik negalvoji nusižudyti, tada tam žmogui, kuris kenčia, tai gali tapti tokiu palengvėjimu, kad, ačiū Dievui, turiu kam dabar pasakyti, kaip aš kenčiu. Tai tas klausimas kaip tik nesukelia tos minties apie savižudybę, jeigu žmogus jos iki tol neturėjo. Kaip tik įgalina. Žmonės, kurie daug šneka, kalba apie savižudybę, nenusižudo. Čia yra ir nevienareikšmis dalykas irgi. Tie žmonės, kurie kalba apie savižudybę, daug jų iš tikrųjų mėgina nusižudyti ir nusižudo. Bet kokiu atveju, net jeigu ir netikim, kad tas žmogus gali nusižudyti, galvojam, kad jis čia manipuliuoja, kad čia jisai siekia dėmesio, kad dar kas nors, vis tiek kreipti dėmesį į tokias kalbas yra būtina. Nes žmonės vėl ar lygioj vietoj gerai besijausdami taip nekalba. Jeigu jisai jau kalba, kad galvoja apie savižudybę, tai vadinasi, kažkas jam yra negerai, ar ne, kažkuo jisai kenčia, kažkas jis slegia. Ir dažnai tai būna, kad tą ir girdžiu labai dažnai iš artimųjų, tų žmonių artimųjų, kurie ketina nusižudyti visą, ne vieną kartą yra ketina nusižudyti, kad, taigi manipuliuoja, taigi siekia dėmesio, ypač jeigu yra priklausomi nuo kokių nors psichotropinių medžiagų, alkoholio ar panašiai. Tai ką tada daryti, nes žmogus taip manipuliatyvus toksai tampa dėl to. Tai iš tiesų, turbūt esminis dalykas čia ir yra, kad, kai sureaguoja rimtai ir ramiai, tai tada jisai tarsi netenka to savo ginklo, jisai nori, kad kažkas išsigąstų, skirtų jam dėmesio ir tarsi tai yra vienintelis jo būdas to dėmesio gauti. Bet pasikalbėjus ir pasakius jam, kad, žinai, aš suprantu, kad, tu kenti ir kad tau reikia to dėmesio, tai davai kažkaip kitaip dabar tas spręskim, tas neveikia, tas tavo būdas kažkaip nelabai čia toks tinkamas ir geras yra. Gal aš galiu tau kažko padėti, tu man pasakyk. Tai tarsi atimam tada jo tą manipuliatyvų ginklą, ar ne? Esmė ta, kad reikia kreipti dėmesį, net jeigu ir netikim, kad tas žmogus tikrai gali nusižudyti, nes gali įvykti visaip. Tie žmonės, kurie kalba apie savižudybę, nebūtinai nenusižudo. Negalima kalbėti apie savo sunkius išgyvenimus, nes kitus tai apkrauna. Reikia kalbėti, net jeigu kitus ir apkrauna, ne, jeigu taip galvojam. Ką čia reiškia apkrauna, tai nežinau, tai tada dalinimasis bet kokią patirtim tada apkrauna, ar ne? Čia apie tokį daugiau kalbėjimąsi ir čia yra labai susijęs su šituo kitu mitu, kad viską reikia išgyventi vienam. Tai toks ne tai, kad mitas, bet įsitikinimas, kurio visuomenė yra labai labai daug. Ir ypač tyrimo dalyviai, gedintieji, su kuriais aš atlikau tyrimą kokybinį, ir taip pat pacientai ir klientai tą labai dažnai sako, kad aš turiu čia viską išgyventi vienas, niekas čia man padėti negali. Jeigu niekam nepasakysi, tai ir negalės tau niekas padėti, ar ne? Tai gal verta duoti šansą, nes viską išgyventi vienam yra tikrai dažnai pernelyg sunku ir tas gali vesti, tas nesikalbėjimas, vengimas kalbėtis, gali vesti į tokią atskirtį, saviizoliaciją, tai tik pasunkina savijautą ir būseną. Tai šitie įsitikinimai, kuriuos čia dabar išvardinam, ir jų tikrai yra daug daugiau ir manau, kad ir dabar dar galėtume dar išvardinti jų daugiau ir prisiminti, jie visi turi tokios įtakos, kaip mes sureaguojame. Tai jeigu kažkas šalia mūsų kalba apie savižudybę, galvoja nusižudyti arba mėgina nusižudyti, tai turi tokią didelę įtaką mūsų reakcijoms. Bet kas dar yra, kokios dar tos žinios mums yra reikalingos be šitų įsitikinimų ar ne, sulaužymų? Tai paklausiam savo žmonių, paklausiam, ką išgyvena nusižudžiusi artimieji, paklausiam, ko jiems reikia tuo metu. Tai čia daugiau yra tai, kas čia surašyta iš to, ką man pasakė gedintieji, bet taip pat dalis šitos visos informacijos yra ir tos, kurią pasakė tie žmonės, kurie yra patys mėginę nusižudyti arba galvojantis apie savižudybę labai aktyviai. Tai ko tada jiems reikia? Tai visų pirma, reikia atsižvelgti labai į tai, kad savižudybė, artimo savižudybė arba paties mintis apie savižudybę paveikia labai įvairias gyvenimo sritis. Paveikia savijautą,
Žmogui tarsi sugriūna visas pasaulis, ar ne, jam pašlyja santykiai, požiūris, gyvenimo kokybė, jo pasaulis tampa visiškai kitoks, negu buvo prieš tai. Bet gali būti, kad jisai atranda ir kažkokių teigiamų pokyčių ir taip būna. Pavyzdžiui, sako, tapau filosofiškesnis, atradau, kad galiu labiau branginti santykius su artimaisiais, supratau, kad per daug dirbu, per mažai bendrauju ar ne ir panašiai. Bet dažniausiai šitą pokyčiai, bent jau pačiai pradžiai po netekties, jie nebūna tokie labai teigiami. Žmogus užsidaro, žmogus nebenori niekur eiti, jisai daug masto, daug pergalvoja, nedrįsta kartais apie tai kalbėti su savo artimaisiais, nes bijo apkrauti vėlgi ar ne, arba nes reikia viską išgyventi vienam. Tai labai svarbu atsižvelgti į tokį savižudybės poveikį. Ir reikia labai didelės tolerancijos tam. Ta, ką mes galim padaryti, kaip būdami artimaisiais ar ne, kaip galime elgtis ar kaip galime kalbėti, tai visų pirma, tai toleruoti tai, kad ta savijauta ir elgesys gali pasikeisti, tapti labai chaotiški, labai prieštaringi tarpusavį, ambivalentiški. Žmogus gali vienu metu ir norėti ir nenorėti ten išeiti kur nors. Gali ruoštis išeiti vakare kur nors ir ten likus pusvalandžių iki išėjimo viską mesti ir nueiti į kambarį ir verkti. Gali tai būti. Labai svarbu tokią savijautą toleruoti ir priimti kaip natūralų pokytį. Žmogus taip daro, nenorėdamas tai niekaip jums pakenkti ar jūs sužeisti. Tai svarbu tą tiesiog išbūti supratingai. Taip pat artimo savižudybė padidina savižudybės riziką. Taip pat buvę mėginimai nusižudyti taip pat padidina kitų savižudybės mėginimų riziką. Mintis apie savižudybę irgi padidina savižudybės riziką, tas jau suprantama ar netiesiogiai, kad tai yra labai didelis savižudybės rizikos veiksnys. Ir tuo metu, kai žmogus tampa tokiam permąstymui apie savižudybę, gedintieji įvardino, kad būtent artimųjų turėjimas buvo esminis dalykas. Buvo svarbiausia turėti, kam pasakyti arba į ką atsiremti, net nebūtinai kalbėti. Ko buvo užteko, viena tyriamoji net įvardino, kad sako, man užteko žinoti, kad kitam kambarį yra mano mama, kur jeigu ką, tai aš galiu nueiti. Ir man nereikėjo kalbėtis, man nereikėjo apie tai ten labai kažkaip daug permastyti kartu su jie, man užteko žinoti, kad jeigu ką, aš galiu. Ir tikrai dažnai, mąstantiems apie savižudybę, gali būti per sunku kalbėti apie tai, bet žinoti, kad jie turi kur ateiti, kur jie turi kur kreiptis, gali būti tokiu esminiu apsauginiu veiksniu. Tai perinant per tos aplinkinių pagalbos, kokia ta aplinkinių pagalba gali būti išvis? Jinai gali būti, jeigu taip skirstant, instrumentinė. Tai čia suprantam, kad tokia pagalba buityje, finansinė galbūt pagalba kažkokia, ko žmogui ten tuo metu reikia. Pagalba, nežinau, apsipirkti, jeigu žmogui sunku, pagalba kažkur nuvykti ir panašiai. Taip pat ta pagalba gali būti emocinė. Čia yra labai svarbus emocinis palaikymas, supratimas, leidimas šnekėtis arba leidimas nesišnekėti, priklausomai nuo to, ko tam žmogui reikia. Tai aplinkinių pagalba gali padėti tiek, kai tas aplinkinis supranta, kalbasi, tiek, kai paskatina atsitraukti. Jeigu žmogus yra pernelyg paskendęs savo permąstymuose apie savo problemas arba apie artimo savižudybę, labai svarbu būna pailsėti nuo minčių. Ir čia yra toks labai susijęs kitas dalykas, svarbu yra gedėti ir atsitraukti. Tas dalykas yra vienas tokių esminių atsiminti apie gedulą arba apie krizės išgyvenimą, kad svarbu tiek susidurti su netektim arba su savo intensyvia problema, galvoti apie tai, permąstyti, kalbėti apie tai, bet taip pat ir atsitraukti nuo tos problemos arba nuo netekties. Užsiimti kažkokią kitą veiklą, dėti pastangas tam, todėl kad tik tais lankstus perėjimas nuo vieno prie kito, tik lankstus perėjimas nuo susidūrimo su netektim iki atsitraukimo ir atgal, gali būti tai, kas tikrai padeda atkurti savo tą gyvenimo kokybę, atkurti struktūrą, kuri sulūžta tuo metu ar ne, kai žmogus yra krizėje. Tai kuo čia galim padėti mes, kad iš tikrųjų padėtumėm, tai turbūt akivaizdu, ar ne, padėti atsitraukti, kai to reikia, padėti permąstyti, kai to reikia. Mes to negalim nuspręsti, tą galim nuspręsti pats žmogus, kuris yra toje krizėje. Tai labai svarbu tiesiog ateiti į tokį dialogą ir klausti. Klausyk, ar tu dabar norėtum kalbėti? Jeigu nenorėtum, tai gal tada einam kažko užsiimti, gal nuveikim ką nors kartu. Žiūrėk, tu čia labai daug šiandien kalbė apie tai, labai daug kalbė apie savo išgyvenimus, gal nuveikim ką nors visai ką kitą, nueikim į kiną ar kažkas tokio. Tai gali būti labai svarbu tuo metu. Taip pat jau kažkiek užsiminiau apie tos ambivalentiškus jausmus.
kuriuos išgyvena žmonės, kurie galvoja apie savižudybę, suicidiški žmonės. Ir tie jausmai gali būti labai prieštaringi. Ir poreikiai gali būti labai prieštaringi. Žmogus vienu metu gali norėti ir bendrauti, ir būti vienas, ir taip pat gali norėti ir išsikalbėti, ir visai nesikalbėti. Tai tas prieštaringumas yra normalus. Ir labai svarbu jį tokį ištoleruoti irgi. Tai, kad žmogus taip jaučias, tai viskas su to yra tvarkoj. Jisai patyrė didelį sukrėtimą, pavyzdžiui, netekti, arba kažkokią kitą didelę problemą, arba mėgina nusižudyti ir jam yra gėda už tai, ką jis padarė, ar ne. Tai labai svarbu tada atsižvelgti į tai, kad tai, ką jis išgyvena, yra visiškai normalūs, natūralūs jausmai. Svarbu atsižvelgti į tą būseną. Taip pat padidėja jautrumas žmogaus. Tuo metu, kai jis yra krizėje, jis tampa jautrus, dirglus, jis gali perreaguoti į dalykus arba nesureaguoti į dalykus. Ir kartais artimiesiems būna labai sunku tą išbūti, draugams būna sunku tą išbūti, nes jie priskiria savo. Tai tas piktas žmogus ar netampa, pavyzdžiui, kažkaip tai spontaniškai supyko, tai svarbu atsiminti tai, kad aplinkiniai žmonės gali būti čia visai neprisidėję prie to jausmo tokio. Žmogus tiesiog taip jaučiasi, dirgliai, jautriai, jisai taip reaguoja, jį kankina tokia didžiulė krizė ar ne. Tai ką mes galim padaryti, tai nepriimti to taip asmeniškai, jeigu žmogus, tarkim, supyksta ar kažkaip intensyviau sureaguoja, nes jis tuo metu yra jautrus. Bet galima, aišku, pasakyti tam žmogui, ar ne, kad klausyk, čia turbūt kažkaip perreaguoja, ar ne. Galime ateiti ir kalbėtis apie tai, o ne tiesiog atsitraukti ir vengti, nes taip labai dažnai nutinka. Ir nusižudžiusių artimieji ir taip pat tie, kurie mėgina nusižudyti, tą labai dažnai sako, kad manęs tiesiog nebeištveria. Aš užknisau visus. Tai, kad taip neatsitiktų ir neturim labiau toleruoti, nes iš tikro tas atsiranda tokia abipusė baimė tada, ar ne? Gedintysis arba tas, kuris galvoja apie savižudybę, išsigąsta, kad taip jo niekas ir negali priimti ir tada sako, aš iš tiesų viską turiu išgyventi vienas, žmonės manęs nesupranta. Tas mitas yra tiesa, ar ne? O tas artimasis, kurio artimas žmogus galvoja apie savižudybę, irgi gali bijoti ir vengti, ateiti kalbėti, nes tai yra sunku apie tai kalbėti. Ta išklausyti yra sunku, ta ištverti yra sunku, kartais tokias neatsives emocijas yra ištverti sunku. Ir ypač pykti, o pykčio gedintieji tikrai labai dažnai jaučia ant nusižudžiusiojo. Ir taip pat pyktis yra labai dažna tokia reakcija. Ir pyktis dažnai būna neįsisąmonintas. Ir dėl to, kad žmogus jaučiasi piktas ant to žmogaus, kuris nusižudė, gali jaustis kaltas labai, nes kaip aš dabar galiu pykti ant to žmogaus, kuris mirė. Ir taip pat jausti gėdą už tai, kaip dabar taip gali būti, kaip viena tyrimo dalyvė ir sakė, kad iš tikro tai aš pykstu, bet kaip tu gali pykti ant mamos, kuri mirė, tai kaip galima pykti ant mirusio. Tai galima, taip iš tiesų įvyksta, nes savižudybės atveju tas žmogus, kuris nusižudo, jis vienu metu yra ir auka, ir agresorius, ar ne? Jis ir tas, kuris nukentėjo, ir tas, kuris nužudė. Tai aišku, kad jis kelia labai ambivalentiškus jausmus. Ir visą tai jausti yra labai natūralu ir suprantama ir žmogiška. Tai svarbu padėti tam žmogui, kuris yra toje krizėje, suvokti ir išreikšti tą pyktį, kad leisti jam jį jausti, legalizuoti. Kad žinai, viskas tvarkoja, suprantu, tu gali pykti. Nes aš irgi pykčiau tavo vietoj, nes čia tikrai pikta ir neteisinga tai, kas įvyko. Tęsiant apie tą kaltę, tai kad gedintiesiems yra būdingas kaltės jausmas. Ir iš to kaltės jausmo gedintieji dažnai ieško, taip nebeperstojo ieško priežasties, tos savižudybės priežasties. Bando atrasti kažkokią vieną priežastį. Gal čia tas darbas kaltas, gal mokykla kalta, gal dar kas nors kaltas. Ir atrasti tą priežastį yra labai svarbu, nes tas paaiškinimo atradimas padeda sumažinti savo paties kaltės jausmą. Kartais. Čia taip žiauriai galbūt vietoms skamba, ar ne? Bet iš tiesų žmogus bet kame ieško paaiškinimo. Žmogus yra tokia geštalto užpildanti būtybė, ar ne? Ir jeigu mums yra kažkas neaišku, mes ieškom atsakymo. Ir kai to atsakymo neturim, mes svarstom, labai įdėmiai svarstom, kad o kiek aš čia kaltas. Ir kalbantys su gedinčiaisiais, tai kai kurie gedintieji vardino labai tiesiai, kad aš atradau kelias įmanomas priežastis, kodėl tas artimasis nusižudė. Ir viena iš jų gali būti, kad aš per mažai skyriau jai dėmesio, bet tada, kai aš tą savo vardinu, man tampa kažkiek lengviau su tuo, nes aš tada turiu jau ką savį įveikti. Tai nebėra kažkokiu tokiu neapčiuopiamu, neapriepiamu burbulu. Tai tas paaiškinimo atradimas gali padėti priimti netektį ir sumažina kažkiek tą jaučiamą kaltę, arba padeda su tą kaltę tvarkytis. Taip pat svarbu atsiminti, kad tada, kai vyksta savižudybė, ar ne, tai žmogaus nebėra, bet santykiai su juo tai nedingo taip greitai.
Tai santykis su tuo žmogum, kuris nusižudė, išlieka dar kurį laiką, nenutrūksta. Tuomet gali būti reikšmingi įvairūs ritualai, prisiminimai, toks palaipsnis atsisveikinimas, kaip viena tyrimo dalyvė taip irgi sakė, kad sako, tai čia mano toks ritualas yra kas rytinis, atsikeliu, ryte pasidarau kavos, kartu mes pasėdim, sako, prieš nuotrauką atsisėdu, pasėdim, ryte kavą pageriam, sako, pradedam taip dieną, toliau. Ir tai yra svarbu, nes tai yra palaipsnis toks atsiskyrimo procesas. Ir tai yra natūralu, čia nėra kažkoks tai vaiduoklių matymas ar dar kas nors, ar ne, taip jaustis. Ir tą patirti yra visiškai normalu. Ir tai angliškoje literatūrai tai netgi turi savitą pavadinimą kaip ryšio tęsimas, continuing bonds. Ir tai yra visiškai tokia dažnai tyriama ir įvardinama sritis. Tik pas mus toksai truputėlį sumistifikuota šita vieta tokia šiek tiek yra, bet tai mums kaip artimiesiems svarbu atsiminti, kad tai normalu, tai galima tą leisti ir reikia tą leisti, žmogus turi kažkaip atsisveikinti su visu tuo, kažkaip įprasminti visą tai, ar ne? Ir tas atsisveikinimas gali trukti labai skirtingą laiko tarpą, čia priklauso nuo žmogaus, tai labai individualu. Vengimas, apie kurį jau čia šiek tiek užsiminiau, yra labiausiai tai apie tai, kad yra nekalbama apie savo patirtis, atsitraukiama, nekalbama apie savo patirtis tiek gedulo, tiek galvojimo apie savižudybę arba mėginimo nusižudyti, nesikreipimas pagalbos, kai tos pagalbos reikia. Ir tas vengimas, jisai atsiranda dėl tokių abipusių dalykų. Jis atsiranda ir dėl to, kad pats gedintysis yra toks padidėjusio jautrumo. Arba tas, kuris galvoja apie savižudybę, yra toks padidėjusio jautrumo ir nori atsitraukti nuo išorinio pasaulio, nes įtaria, kad jo gali tai nesuprasti tie žmonės. Arba yra tiesiog per sunku kalbėti apie tai. Bet taip pat yra tie veiksniai, kurie priklauso nuo aplinkinių. Kokių reakcijų susilaukia žmogus, kai užsimena apie savižudybę arba apie tai, kad jisai gedi. Ir baiminamasi yra tų netinkamų priešiškų reakcijų, o tų reakcijų sutikime tikrai visokių pasitaiko. Tai truputėlį taip išplečiant, kodėl gedintysis gali vengti kalbėti. Čia dalis šitų veiksnių tinka ir tiem žmonėm, kurie mąsto apie savižudybę, ne tik tie, kurie gedi. Tai visų pirma yra sunku kalbėti apie sunkius jausmus. Visiems nelengva tą įvardinti, sunkus jausmai. Taip pat yra sunku suvokti savo ambivalentišką savijautą. O kai sunku suvokti, kai viduje pats nelabai gerai žinau, ką čia jaučiu, tai kaip aš galiu tą įvardinti. Aš nesuprantu, kažkoks chaosas galvoju, tai kaip man tą tada aiškiau įvardinti. Ir tas dažnai būna jau ne tiek gedintiem, kiek tiem žmonėm, kurie galvoja apie savižudybę arba yra mėginę nusižudyti. Nes yra tokia visa gausybė bendrų jausmų. Yra ir gėda kalbėti apie tai ir labai daug tokios ambivalencijos tame. Taip pat yra tie nelegalūs jausmai vadinamieji, ar ne, tokie kaip pyktis, pavyzdžiui, kaltė, gėda, o jeigu dar palengvėjimas, kaip galima pasakyti, kad pajutau palengvėjimą, kai mano artimasis nusižudė, pavyzdžiui, ar ne. Bet tas jausmas yra dažnas. Ir jisai yra visiškai suprantamas ir normalus. Ypač jeigu tas žmogus, kuris nusižudė, buvo tas artimasis, kurį matėm kaip labai ilgą laiką kenčianti, pavyzdžiui, arba jis buvo agresorius, smurtautoje šeimoje, ar ne. Pajusti palengvėjimą yra visiškai žmogiškas, suprantamas, natūralus jausmas ir jį jausti galima, bet jis nėra legalus, negalima apie tai kalbėti tarsi. Taip pat gali būti noras apsaugoti mirusįjį arba noras apsaugoti savo artimąjį, kuris mėgino nusižudyti. Nekalbėsiu apie tai, kad tai įvyko, nes tai tampa kokia tai šeimos nuodėmė. Ir apie tai kalbėti negalima. Tada visi pradės apkalbėti tą mano artimąjį, pradės svarstyti, koks jisai yra čia psichikos ligonis, ar silpnas, ar dar koks nors iš to stereotipo, ar ne. Tai kartais žmonės vengia kalbėti apie savo artimuosius, kurie nusižudė arba kurie gal mėgina nusižudyti, nes nori apsaugoti mirusieji nuo tokių apkalbų. Taip pat būna įsitikinimas, kad aplinkiniai priima tik pozityvius išgyvenimus, apie problemas kalbėti negalima. Tai tas įsitikinimas irgi užkerta kelią gana dažnai. Ir taip pat būna keliami įvairūs lūkesčiai savo. Pavyzdžiui, kad viską turiu išgyventi vienas, kaip jau minėjom, toks vienas iš lūkesčių, kad tai, ką aš patyriau sunkaus, tai turiu vienas ir išgyventi, nes niekas man padėti negali, niekas manęs nesupras. Tai gedintysis arba tas žmogus, kuris mąsto apie savižudybę, gali nedrįsti kalbėti dėl šitų įvairių priežasčių. Galėtumėm čia dar tęsti ar neprašyti jų daugiau. Tęsiant apie aplinkinius, kokios tos aplinkinių reakcijos gali būti didinančios vengimą. Tai visų pirma, yra baisu žmogaus reakcijos ir gali kilti pasimetimas dėl to.
Aš nežinau, ar galiu klausti to savo artimojo, ar tu galvoji apie savižudybę, nes aš nežinau, kaip jisai sureaguosi tai ar ne. Tai gal aš geriau taip patylėsiu ir neklausiu. Nes o jeigu tada jam būtent tada ir kils mintis apie savižudybę, ar neprisimenam stereotipą. O jeigu jisai supyks, jeigu aš paklausiu, o jeigu tai jis skaudins ir panašiai. Tai dažnai bijome tų reakcijų ir dėl to nedrįstam paklausti, nors matom, kad artimasis kenčia. Taip pat yra labai sunku išbūti. Gerai, jeigu išdrįstam galų gale paklausti, ar ne, žmogus sako, jo, aš galvoju apie savižudybę, tai kas tada? Kas toliau? Koks čia sekantis žingsnis, ar ne? Tada jau reikia klausytis, kaip iš čia galvoja, ir tada labai sunku. Labai sunku tą apskritai girdėti, kaip kažkas iš artimųjų gali apskritai taip sunkiai jaustis. Atrodo, tada net žmogui iš šono pasakyti būtų lengviau. Arba paklausyti žmogaus iš šono būtų lengviau, kuris nėra tiek emociškai artimas. Su jausmais tikrai labai sunku išbūti tokiais jausmais. Taip pat gali būti sunku priimti pokytį. Čia, kai kalbėjome apie tai, kad savižudybė yra artimo savižudybė arba mintis paties apie savižudybę yra tas dalykas, tokia krizinė situacija, kas labai pakeičia visą tokią būtį, savęs suvokimą, savo pasaulio suvokimą, požiūrį, savijautą. Ir aplinkiniam irgi gali būti sunku tą pokytį priimti. Pavyzdžiui, buvo aktyvus žmogus, o dabar visiškai atsiribojęs, atsitraukęs, nenori kalbėtis. Arba buvo toks ramus savyje, santūrus žmogus, o dabar tapo kažkoks labai stipriai emocionalus, ūmus, piktas. Labai sunku tos pokyčius priimti gali būti. Tai gali būti, kad kartais aplinkiniai dėl to irgi ima vengti. Taip pat gali būti įvairių netinkamų, nejautrių, nesupratingų reakcijų iš aplinkinių. Nes aplinkiniai tikrai sureaguoja labai įvairiai ir labai per save ir labai per savo jausmus, žinoma. Ir tos reakcijos, taip ir priklausau už savo pacientų ir tyrimo dalyvių tokių pasisakymų, kad atrodo, kaip gali apskritai artimiesiam šauti į galvą tokius žeidžiančius dalykus netgi pasakyti. Pavyzdžiui, toks perdėtas raminimas ir godinimas, pavyzdžiui, sakymas, kad neverk, viskas čia gerai bus. Jau čia truputėlį paverkiai, vieną dieną, tai viskas, užtenka, kiek galima apie tai neverkti. Nors, pavyzdžiui, žmogus nusižudė artimasis ir tai gali tęstis tie jausmai. Ne tai, kad savaitę, ne tai, kad mėnesį, metus gali tęstis ir tai normalu. Taip pat gali būti, kad aplinkinimą kažkaip moralizuoti arba mokyti, sakyti, tu čia labai nuolat pergyveni, imk šitą knygą, paskaityk, susitvarkys tau viskas. Arba kaip nors liepti, nebegedėti, liepti, nebegalvoti, tai tu galvoji apie savižudybę, tai nebegalvok. Tai būtų labai paprasta, jeigu mes galėtumėm tai padaryti. Gali būti, kad aplinkiniai kaltina, sako, tu pats dėl to kaltas, kad taip įvyko, tu bandai nusižudyti, tai pats esi dėl to kaltas, pats susikėlė savo tas problemas, o tas žmogus, kuris bandė nusižudyti, jis ir taip beprotiškai kaltas jaučiasi už tokį savo elgesį. Ir ta jo kančia, prieš mėginimą, kuri buvo didelė kančia, dėl to jisai ir mėgino nusižudyti, nes tos kančios nebeištvėrė, ar ne? Ir po mėginimo, sulaukęs tokių reakcijų, tai kančia panašu, kad nesumažėja dėl to, ar ne? Kančia panašu, kad net ir padidėja. Ir tą mes labai dažnai stebime, kaip pavyzdžiui, po mėginimo nusižudyti žmogus patenka į, tarkim, ligoninę, kur būna sutvarstytas, išplautas skrandis ar apgydomas fiziniais, jeigu ten būna susižalojęs kažkaip ar ne. Ir tada jį paleidžia namo. Netęsia, jokia psichoterapija netęsiama. Ir kas tada atsitinka? Žmogus grįžta su ta stigma ir gėda, kad aš mėginu nusižudyti, nes aš neištvėriau kančios. Ir dabar šalia tos kančios, kuri jau buvo, ar ne, prisideda dar naujos kančios. Kalties jausmas, gėdos jausmas, noras pasislėpti nuo viso pasaulio, nes jaučiasi labai nesuprastas ir atskirtas. Negali niekam apie tai pasakyti. Tai ta kančia nesumažėja vien tik su aptvarstymu. Tam gali būti reikalinga už tai tada ir artimųjų pagalba, arba jau ir specialistų pagalba, psichologų, psichoterapeutų. Bet visų pirma, tai artimieji su to susiduria tada, ar ne? Tai čia prasideda ir tie įsitikinimai, kuriuos čia vis taip paminiu ir kuriuos čia įsijungia visi įsitikinimai, kuriuos mes paminėjom pačiai pradžiai, kur nusprendėm, kad tie įsitikinimai, kai kurie tik tais iš dalies teisingi, bet šiaip visumoje tai ne, visumoje tai nėra tiesa. Tai jeigu taip visiškai supaprastintai, nes aš čia suprantu, kad jūs čia atėjot gauti tokių labai konkrečių patarimų, ką sakyti, ko nesakyti, tai taip ir padariau, bet ką sakyti ir ko nesakyti. Tai aišku, labai taip apibendrintai, labai taip lakoniškai, aptariant kiekvieną, nes esmė vis tiek yra būti jautriu ir pakankamai empatišku, ar ne? Čia surašiau tai, ko geriau tikrai nesakyti ir tai, kaip, galima sakyti, galima taip reaguoti. Aišku, čia reikia labai daug improvizacijos ir pagal situacijas išvelgimo, nes kažkokio tokio
labai stebuklingo sakinio, tai nėra neįmanoma sureaguoti kažkaip išskirtinai teisingai arba išskirtinai neteisingai. Nors išskirtinai teisingai gal ir neteisingai gal ir įmanoma sureaguoti, ar ne, bet išskirtinai teisingai tai nėra tokia viena sakinio. Tai geriau nesakyti tokių dalykų kaip viskas gerai, nes tuo metu žmogui tikrai nėra viskas gerai, jis galvoja apie savižudybę, jam tikrai ne viskas gerai, ar ne, jis jaučiasi sunkiai. Negalima sakyti toj praeis, nes mes to nežinom. Gal ir toj praeis ta situacija, bet gal ne. Gal žmogus dabar nori apie tai kalbėti. Nustok verkti. Čia dar šiandien viena tokia pacientė pasakojo, kad sako, aš nusižudė mano draugas vienas ir jinai tuo metu gulėjo ligoninėje, kitas draugas nusižudė ir sako, aš tada apsiverkiau skyriuje būdama ligoniniai. Sako, tai seselė pamatė ir išleido man relanimo, nes verkti negalima. Tai geriau taip nesakyti ir taip nesielgti. Negalima sakyti pamiršk. Kas buvo, tas buvo, pamirškim ir gyvenkim toliau, atverskim baltą lapą. Taip nevyksta gyvenimas, ne? Negalima sakyti gana liūdėti. Negalima sakyti pats kaltas, to taip tikrai negalima sakyti, ar ne? Nes niekas dėl to nekaltas ir mes jau tą išsiaiškinom. Ir dar visokių dalykų galima kitų sakyti, nesakyti. Pavyzdžiui, gerai, kad tai įvyko, net jeigu iš tikrųjų taip galvojam. Čia viena tyrimo dalyvė, kurios nusižudė jos sūnus, kuris buvo priklausomas nuo alkoholio, viską nešė iš namų, ją pačią mušė ir ten buvo tos tikrai labai smurtautojas ir agresorius. Po jo mirties, po jo savižudybės, moteris tikrai labai graužėsi, jautėsi kalta ir kentėjo. Ir kai jos kaimynė atėjo ir pasakė, ei, bet tai ko tu čia verki, tik gerai, kad taip atsitiko. Tai buvo pati nejautriausiai įmanoma reakcija, tai ar ne? Geriau taip nesakyti, net jeigu taip ir galvojam, nes tam žmogui, kuris gedi, tai nėra geriausias dalykas išgirsti. Geriau sakyti, kad suprantu, kad tau sunku, suprantu, kad tau dabar nelengva, užjaučiu, man labai gaila, gal galiu ko padėti. Čia yra esminis klausimas, nes mes labai dažnai norim kažkuo padėti tą žmogui, kuris matom, kad kenčia ir nežinom kaip. O paklausti tiesiai, ko tau reikia, irgi kažkaip tai neišdrįstam. Tai kodėl? Labai paprasta, ar ne, atrodo. Kaip tu jautiesi? Tada žmogus gali pats pasakyti, ar jis nori kalbėti apie tai, ką jis patiria, apie savo problemą, apie savo galvojimą, apie savižudybę, apie savo savižudiškas mintis, mėginimą arba artimo mirtį. Ir labai svarbus dalykas yra leisti žmogui suprasti, kad kai reikia, tai jūs esat kažkur pasiekiamas labai, kažkur šalia. Ir dažnai būna, kadangi lietuviai ir apskritai daugumoje tautų, bet Lietuvoje tas irgi yra labai ryšku, nesam linkę kalbėti, nesam linkę dalintis, esam labiau linkę išgyventi viską taip atskirai, izoliuotai, atsiskyrę patys savo, ar ne, ir tikrai gali būti per daug sunku. Iš to, kad esam taip tiesiog jau pratę, ar ne, įpratę, nes nepasakoti apie tai, kaip jaučiamės. Tai tada labai dažnai yra svarbu ne tai, kad kažkas čia sėdėtų ir primiktinai verstų pasipasakoti, ar ne, bet tiesiog leistų žinoti, kad, jeigu tu kartais užsimanysi pasikalbėti, tai aš būsiu, tai tu man gali skambinti arba pakviesti, arba užeiti. Tai čia labai iš visų tyrimo dalyvių ir iš visų pacientų, ką dažniausiai girdžiu tai. Labai svarbu tiesiog žinoti, kad jeigu ką, aš turiu kur kreiptis ir kur eiti. Pagrindinis toks saugantis nuo paties savižudybės veiksnys atrodo taip paprasta, bet tai yra pagrindinis dalykas. Tai apibendrinant, taip, artimo savižudybė yra itin sukrečiantis įvykis ir išgyvenimas. Taip, jisai pakeičia labai visą, tiek artimo savižudybė, tiek paties mėginimas susižudyti, jisai pakeičia tą visą pasaulėžiūrą, kurią mes turėjome iki tol. Tai sukrečia. Todėl bendravimas su gedinčiu arba su tuo žmogum, kuris mėgino, visur vadinu gedinčiuoju, nes tas žmogus, kuris mėgino, tai jis iš esmės irgi gedito savo paties poelgio, tai tiesiog toks vienas, kad būtų paprasčiau. Gali pareikalauti labai daug empatijos, jautrumo ir takto. Ir svarbu, žinoma, ir patiems taip nežiūrėti į žmonės, kurie patiria tokius išgyvenimus kaip į kažkokius tai kitokius žmonės, ar ne. Juk nėra taip, kad esam mes ir esam jie. Mes ir esam visi tie patys žmonės, ar ne? Turint omeny, kokie yra savižudybių mastai Lietuvoje, kad kasmet nusižudo apie 1000 žmonių, tai mes visi vienaip ar kitaip su to susidūrėm. Tai labai svarbu pagalvoti ir apie tai tada, kaip būtų, jeigu man taip, kokio tada takto tas reikalauja, kokios empatijos ir kokios tolerancijos. Ir svarbu vengti tokių stigmatizuojančių pasakymų, remimo su tais stereotipais, ar ne?
Ir svarbu prisiminti, kad tada, kai netenki to artimojo, arba kai pats esi mėginęs nusižudyti, arba tavo artimasis mėgina nusižudyti, tai nustoja galioti visi tie stereotipai. Tada tikrai supranti, kad visi tie pasakymai yra tikrai neteisingi. Tai tokiam apibendrinimui bendram tiek. Tai turim dar turbūt laiko klausimams. Mhm. Jo, ir tas tikrai dažnai nuskamba, ar ne? Ir va dabar, kai dar ir pasakot, kad pagrasino, nors prieš tai kaip ir nebuvo jokio tokio polinkio, tai jeigu nereaguoti iš visų, tai negalima, nes paskui jie taip ir pasielgia, ar ne? Mes niekada negalim būti tikri, kad taip neįvyks. Tai reaguoti reikia, ar ne? Bet jeigu tai yra toks artimas ryšys, tai nekęsti yra lygiai taip pat stipru kaip mylėti, ar ne? Tai labai sunku yra tada tą iš vis perlipti tokius savo jausmus. Tai ką geriausio mes galim padaryti? Tai griebti tą žmogų už rankos ir nueiti pagalbos, ar ne? Galima ateiti į krizių veikimo centrą, į ligoninių priimamuosius, į poliklinikas, kur yra psichikos sveikatos centrai. Galima ateiti bet kur iš tikrųjų, nors ir pasbudinti gydytoją, nes yra svarbu tas pats startas. Ir tada žmogus, pajutęs, kad į tai reaguojama tikrai išskirtinai ramiai ir išskirtinai reikšmingai kažkaip, ar ne, kad į tai sureaguojama ne kažkaip tai nuleidžiant juokais, gali būti, kad tada tie mėginimai tokie, tas mąstymas ima truputėlį keistis, kad gerai, aš gal pagrasinau iš tikro nerimtai, o žmogus sureagavo taip labai rimtai. Tai čia vienas iš galimybių, aišku, vienas iš variantų. Bet svarbu tada, žinoma, apskritai nelikti vienam su tuo, tai jeigu grasina, ar ne, tai per sunku yra vienam su šituo tvarkytis. Galima iš karto kažkam skambinti, kažkur nueiti, kažką pakviesti, net nebūtinai specialistą. Ką? Kam? Jo. Jeigu yra aplinkui dar kažkokių kitokių aplinkinių artimųjų, ar ne, specialistai, visą laiką yra specialistai, jeigu jau nėra kam, ar ne. Svarbus dalykas, kurį čia noriu pasakyti, yra, kad reaguoti, kaip čia dabar taip, rimtai į tai, ar ne, reaguoti rimtai. Ir mes nežinom, ar tas grasinimas yra rimtas ir nerimtas, ir tuo metu, kai grasina, tai mes pykstam tiesiog ant to žmogaus, tiesiog čia nusišneki. Tada pasakai žudykis, o jeigu jis ir nusižudo, tai kas tada? Tai gal geriau tada vis dėlto sureaguoti rimtai, pačiam save apsaugant, ar ne. Labai svarbu apskritai yra apsaugoti ir patiems save, kai susiduriam su žmonėm, kurie grasina apie savi nusižudyti arba yra linkę apskritai savižudybės, nes vienam su tais jausmais likti yra be proto sunku iš tiesų. Tai jeigu mes tai galim sukurti tokį tinklą, ką mes patys galim remtis, ką mes galim tai pasakyti, tai nelikti vienam su tuo. Net tarp specialistų tas yra toksai, ar net tinklas, intervizijų grupės, supervizijų grupės. Jeigu pacientas grasina, kad nusižudys, tai svarbu, kad tai negulėtų ant vieno to psichologo netgi pečių. Tai tuo labiau artumieji. Tai jeigu lieku vienas su ta paslaptim, tai tada vienas ją ir turiu tik tai, ar ne? Tai kokia beprotiška kančia ir svoris. Čia dar buvo klausimas. Bet kai aš surandu pagalbą, tarkim psichoterapeutą, kunigą, duodu kontaktus, pasiskambinti, žmogus to nedaro. Tai ką tada su tuo daryti toliau man, nes aš jaučiu, kad aš negaliu tam. O kokios jisai pagalbos iš tikrųjų nori? Sako, kad man nieko
Tai kuo tada, tai kodėl tada kalbė apie tai, vadinasi, tu nori, kad tau kažkas padėtų. Tu man sakai, tai kaip aš tau galiu padėti? Yra kažkoks, nežinau, ar į tą patį krizių centrą skambinti ir klausti, ar kažkas galėtų Jo, čia tas tikrai yra toks dažnas dalykas ir jeigu neišeina, va taip ateiti į tokį normalų kontaktą su žmogumi, nes tikrai gali būti, kad pačiam per daug sunku įvardinti, kas čia iš vis jam vyksta. Aišku, kad tada visą laiką galim kreiptis ir į krizių intervencijos centrą ir jau, kaip sakiau, ten visokias psichikos sveikatos centrus ir panašiai, kad psichologai važiuotų būtent atvyktų arba psichiatrai atvyktų, tai taip nėra, bet, pavyzdžiui, greitosios pagalbos ir jeigu yra rimtas grasinimas nusižudyti, tai greitoji pagalba tai irgi reaguoja šiaip jau, nes tai yra tai jau pavojus gyvybei, ar ne? Tai galbūt visai verta kokį kartą sureaguoti labai rimtai, kviesti tą pagalbą arba griebti tą žmogų už rankos, kaip tuo atveju, ne, ir nuvažiuoti į tą priėmimą. Kartais tokio šoko, tokio šoko, kurį tada žmogus patiria, atsidūręs vien dėl to, kad pagrasino, atsidūręs ligoninėje ūmiam skyriui ten kokiai savaitai, tai jam užtenka. Esu pati taip mačiusi, kad sako, o ne, pamačiau, kaip būna, daugiau nebenoriu. Nes kartais tai tampa tokia priemonė. Kaip pavyzdžiui, savęs žalojimas gali būti tokia priemonė gauti dėmesio, taip grasinimai gali būti tokia priemonė gauti dėmesio ar kažkokio rūpesčio. Bet žmogus vadinasi kenčia, nes jam reikia kažkodėl tai atkreipdėmėsi į save, ar ne? Tai kažkas negerai, nes jeigu mums gerai jaučiamės, tai mes taip nedarom. Tai jeigu žmogus taip daro, vadinasi, kažkas jam nėra gerai, tai svarbu tada, kiek galim patys išklausti, bet tikrai, nereikia čia visko vienam užsikrauti, tai tikrai labai sunku, kaip ir sako, to ką tada daryti, tokia neviltis apima. Vienas su to sėdžiu, čia vis bandau, ar ne? Jo, geras klausimas. Mes darėm ir tyrimus ir svarstam apie tai nuolat, kodėl taip yra, kodėl Lietuvoje su savižudybių šitiek daug. Tiesiog pasakius, mes ES vidurkį viršijam 3 kartus, tai mes tai vis dar pirmaujam, esam tokie laimėtojai šitoj vietoj dėja irgi. Ir kažkokių tokių konkrečių vieno atsakymo, aišku, mes neturim ir negalim turėti vieno atsakymo, čia kaip ir savižudybė, ir neįmanoma kažkokį tai vieną atrasti momento. Tai čia yra daug visokių dalykų, taip. Yra visuomenėje vyrantis nusistatymai ir stereotipai, yra istorinė patirtis, kuri taip pat jau yra įrodyta, kad turi įtaką. Tai kaip tauta, kaip žmonės tvarkosi su savo sunkumais, kokį turi įveikos apskritai būdą, kaip įveikti sunkumus. Kiek mes turime žinių apie tai ir kiek žinome, kada tai kaip tai vyksta apskritai, ar ne? Prisimenant, kad sovietmečių savižudybės nevyko visai, ar ne? Nebuvo tokių žinių, nebuvo tokios statistikas, tai mes apie tai nežinom taip istoriškai daug tarsi. Nors iš tiesų sakyti, kad lietuviai yra savižudiška tauta, yra visiškai netikslu ir neteisinga, nes dar tarpukarį buvom ta tauta, kuri buvom prie galo Europoje pagal savižudybių rodiklius. Nepirmavom pagal savižudybių rodiklius nuolat. Šiuo metu tai vyksta. Ir tai yra tokios liekanos ir tos istorinės patirties galbūt, ar ne, susiformavusios tokios visuomenės nuomonės ir visuomenės mąstymo ir požiūrio. Taip pat įvairūs sunkumai žinoma, ar ne, finansiniai sunkumai, krizės įvairiausios, ekonominiai rodikliai, nedarbas, alkoholio vartojimas, visa tai labai koreliuoja. Irgi labai yra susiję. Tai čia yra toksai kompleksinis dalykas ir savižudybės neįmanoma taip supaprastinti ir išskirti kaip vieną toką, nes jis yra tokiam labai kontekste, problema kontekste. Kadangi statistika yra skaičiuojama 100 000 gyventojų, ar ne, tai ten statistika tampa labai, tokia, Rusija labai didelė, negalima čia sulyginti, bet Rusijoje savižudybių rodikliai taip pat yra labai aukšti, gana artimi Lietuvai iš tiesų. Ir ne tik Rusijoje, yra kitose šalyse kai kuriuose, ar ne, Ukrainoje, Vengrijoje, pavyzdžiui, labai yra panašus rodikliai.
Tai va apie tai irgi daug aišku mąstom, nes čia yra pagrindinis mūsų pasilyginimas ar ne su jais, patirtis labai panaši, įveikimas kitoks. Ta visa pati pradžia po nepriklausomybės atgavimo, tautos elgėsi labai skirtingai, ar ne? Tai vadinasi, kažkas yra tokiam pačiam visuomenėje, kažkokiam požiūrį ar kažkame, ar ne? Savižudybių rodikliai ten irgi nėra maži. Jie nėra tokie aukšti kaip mūsų, bet jie vis tiek nėra patys mažiausi. Tai problema ten irgi yra. Plus yra savižudybių prevencijos įvairios programos, kurios veikia. Pas mus Lietuvoje čia problema irgi buvo ir yra kurį laiką dar ar ne ilgą, kad taip kaip mes apskritai sprendžiame tą problemą. Tai vienas pagrindinių dalykų, čia aišku jau taip nutolstant truputėlį nuo šito, tai yra tai, kad aišku, mes norėtumėm, kad imtų viskas ir kažkaip tai pasikeistų, kad čia paimtų kažkas, ten valdžia, dar kas nors, viską taip pakeistų ir visa situacija pasikeistų. Bet realiai, tai mes ir esam tie žmonės, kurie taip elgiamės, ar ne kiekvienas iš mūsų, kuris gali taip rūpintis arba nesirūpinti, kalbėti arba nekalbėti. Tai labai svarbu visų pirma prisiminti, kad čia ne kažką tai svarstyti ar kaltinti, bet atsisukti ir pasižiūrėti, o tai kaip mano kieme yra. Nes gali būti, kad mano tam pačiam kieme yra tas pats vengimas, tos pačios problemos, apie kurias mes nekalbam, iš vis jų nesprendžiam, arba pasakom, kad gerai, čia nusižudė žmogus, tai čia jo ir jo šeimos problema, manęs tai neliečia, bet ar tikrai. Tai ta tokia visuomeninė atsakomybė yra kitokia ir tai labai priklauso nuo kultūros ir skiriasi tarp šalių. Tas irgi yra pastebima. Nežinau, kiek skiriasi nuo Latvių, nes tokių tyrimų neturim, o taip iš akies pasakyti negalima, aišku, ar ne? Bet kultūriniai pokyčiai ir apskritai kultūra pati, ar ne, čia turi labai daug bendro su šita problema irgi. Mažiausiai Europoje? Aš dabar tiksliai ir nepasakysiu, neatsimenu, bet ten kažkur prie pačių mažiausių savižudybių yra Kipras, mažosios šalis. Kaip? Pasaulio statistiką imant, musulmonų kraštai taip, bet Europoje būtent tai daugiau yra, pagal Europos statistiką, tai mažosios šalis, tokios kaip Kipras ir panašiai. Nežinau, taip, sunku pasakyti, nes religija, aišku, turi čia šio to bendro, bet tikrai tai nėra asmeninis ir vienintelis rodiklis. Nesistengim visko supaprastinti, tas reiškinys nėra taip lengvai supaprastinamas. tą laiko, kol jis yra ten, bet ten dažniausiai nebūna ilgai. Dalis pacientų paskui patenka, tęsia gydymą toliau Naujosios Vilnios ligoninėje arba psichikos sveikatos centre, Vilniaus psichikos sveikatos centre, bet tik tai dalis. Ir čia labai priklauso nuo paties žmogaus motyvacijos, tiesą pasakius. Mes neturim tokių įrankių per prievartą tą psichoterapiją duoti, nes ta psichoterapija neveikia, ar ne? Tai labai priklauso daug nuo žmogaus motyvo ir kadangi yra to tokio mąstymo, kad tai aš čia pabandžiau nusižudyti, ar ne, tai čia viską dabar turiu pats ir susitvarkyti ir net nenoriu ateiti pagalbos, taip labai dažnai būna. Ir kadangi dirbu savižudybių prevencijos skyriuje, kur būtent daugiausiai patenka žmonės po mėginimus nusižudyti, tai dažniausias darbas toks ir yra, kad aš pradžioj turiu įtikinti pacientą, kad jis gali norėti ir gauti pagalbą. Tai ateini ir kalbini. Šiandien nustebino vienas pacientas, kaip pats bandė mane įtikinti, kad jam reikia pagalbos, tai labai apsidžiaugiu. Tai ačiū visiems, kad klausėt.